akimirka jį palaiko gyvenimą. Dėl jos verta daugam paukoti, verta padaryti begalę dalykų dėl mažyčių, trumpučių akimirkų, kurios taip švelniai glosto širdį, dėl jausmo trumpo, o gal ir neišblėstančio, dėl visko, juk iš akimirkų ir susideda gyvenimas. Patikėkite, kad jaustų kieno nors ranką suklupus, tai daug svarbiau, nejausti daugelio apkabinimų stovint. Dalinkimės laimės akimirkomis, juk taip nesunku. Labą dieną visiems mūsų svečiams gerbėmiems. Noriu visiems palinkėti šiandien nuostabių akimirkų, gražių švenčių. Šiandien yra Pakruojo bočių kolektyvo 4 metukų. Toks, sakykime, kaip ir piknikas. Nusprendėm šiemet daryti pikniką, kadangi kitais metais mums 5 metukai, dar nedideli, bet žadam pasitempti. Gal kartais jau ir kultūros namai bus sutvarkyti, o jei ne, tai žiūrėsim. Bet šiaip, ačiū Dievui, šiandien mums gamta padovanoja tikrai gražų orą. Maloniai kviečiu visus su nuotaika, su šypsena, pasibūti, pasilinksminti. Na, o dabar norėčiau pristatyti jums pirmiausia mūsų svečius, kadangi nelabai čia buvau pasiruošus biški kitokiom pareigom ir kitokiom pavardėm, tai tada, nežinau, minėsiu gal vardais, ar pareigų man nelabai išeišia paminėti kai kurių. Tai pradėsim tikriausiai nuo mūsų Pakruojo meras Saulius Margis. Paplokim. Kadangi mūsų vicemeris Simonos Lipskytės nėra, tai ją pavaduoja, kiek supratau, Rutkevičienė. Taip pat turim Iloną. Nežinau, Ilonėlė, tiesiog gėda, kaip čia turi dabar įvardinti, nes tikrai nepasiruošę esam. Čia mums padarėt staigmeną. Bet Birutė, man yra 100 kartų maloniau Ilonėlė negu tarybos narė. Tai va, turim Ilonėlės savivaldybės. Taip pat šiandien turim, bet jau žinokit, skaityti reikia, kadangi aš tokių pareigų ilgų į savo makaulę tikrai neįdėsiu. Tai dabar skaitau. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos, teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Šichavcova. Nežinau, merė, ar jūs biškį pareigą sutrumpikite. Vienu žodžiu, taip, vienu žodžiu, dėl Gitana, tai nežinau, tiesiog trūksta 1000 žodžių tau, nes aš gyvenime tiek nebuvau pramynus savivaldybės slenksčio, dabar žinau, kas kur randas. Gitana, mes be tavęs kaip be rankų. Ačiū tau, nuoširdus ačiū. Pat mes šiandien turim Pakruojo, ką turim? Pakruojo seniūną Svajūną Miknevičių. Žinoti, nuostabus žmogus, be galo, ką paprašysi, tai ir gausi. Tai, vienu žodžiu, svečiai tikriausiai pristatyti. Gal norėčiau dar mūsų rėmėjų šiek tiek, jeigu galima. Esam labai dėkingi Pakruojo kredito unijos vadovai Rūtai Latonieniai, kuri be galo mums kiekvienais metais padeda. Taip pat Pakruojo seniūnas Svajūnai Miknevičiui, kadangi vis tiek ir dėl vietos, ir dėl visa kita. Taip pat mes norim padėkoti, bet šiandien nėra, tai Bajelienė, kuris su svarbiais reikalais šiandien yra išvykusi, mūsų spaudos atstoviai. Taip pat norim padėkoti Udriniai iš dalies. Taip pat esam labai dėkingi Stasiui Kleviniui, kuris kiekvienais metais mums tiek padeda tikrai labai. Taip pat dar norėčiau paminavoti ir Algį Vensnauską, kuris šiemet tikrai mums nemažai irgi padėjo. Ir tai va, vienu žodžiu, su tais gal ir rėmėjais kaip ir viskas.
Dabar norėčiau pristatyti kolektyvus. Tai būtų Pasvalio bočiai, labai malonus. Joniškio bočiai. Kelmės bočiai. Radviliškio bočiai. Joniškėlis negalėjo atvykti dėl tam tikrų priežasčių, tada palinkėjo mums visiems gražios šventės. Taip pat Rūta Latonienė, kredito unijos vadovė, taip pat liepė visus išbučiuoti, palinkėti visiems gražios šventės. Tai ką, man atrodo, kad užteks tų kalbų, gal truputį paprašysim mūsų merą, gal kokį žodelį saldesnį čia mums kolektyvą. Mes visi krūvoja, ateisim ir sulinkėsim. Ai, visi krūvoja. Nu tai prašau, tada visi krūvoja. Labą dieną, gerbiami bočiai, gerbiami svečiai, gerbiami susirinkę tokią gražią dieną ir tokie energingi. Tai o kad neįmanom jūsų energijos nesustabdyti. Ir būgnai skambi, ir harmonikos, akordeonai, ir puikiai nuotaika. Tai smagu matyti. Tai tiek daug gražių svečių, tiek daug mūsų saviškių, kurie tikrai būrėsi, ieško bendrystės, randa ką veikti ir kuo užsiimti ir kaip užsiimti. Tik mums biški padėti beliektai, tai va ir Gitanva, kur visą laiką savivaldybei atsakinga už bendruomenės, už nevyriausybinį sektorių, jinai tikrai labai uoliai stengiasi padėti, ko gero, kaip ir Birutė jums sakė, kad tai va, jeigu kas visada kreipkitės į Gitanų, visus klausimus atsakys ir visus padės biurokratinis reikalus sutvarkyti. Tai va, taip pat visat galite kreiptis į Daivą, mūsų Rutkevičius socialinės rūpybos skyriaus, kaip vadindavas vicemeras rūpestėlis mūsų. Tai va, visada padės, neatsakys ir visa kas. Tai va, seniūnskai visada tarybos nariai ir Ilon visada rūpinas ir rūpinam. Žinom, kad jūs esat ta grandis, kai mes bet kada galim prisikviesti. Visada kartuos, kad jum prisišaukti yra lengviau nei jaunimu. Atrodo, jum jau reikėtų sėdėti pagarbiai su jaunais žmonėm ir džiaugtis, bet vis tiek pirmoji vietoje ateinat jūs, padaro daug darbų, paskui jaunims tik ateina. Tai va, tai tikrai džiaugiamės jūsų energiją, jūsų sveikata, jūsų draugystė, kad jūs atvykstat, palaikot vieni kitus ir esat ko gero stipresni, sveikesni už mum visus ir energingesni. Tai va, tai leiskit jums pasveikinti, palinkėti gražios šventės, gražiai pasibūti, pabendrauti ir ką, važiuos mūsų bočiai, važiuos pas jumis svečius tada. Tai va, tas ir yra didžiausia dalykas. Tai va, mūsų visų va norim buvo, kaip jūsų, va, taip kaip jūsų kova susibėgos, tai va, kiekvienam po vieno gal užteks. Tai kur Birutė, ką matys? Nu, ačiū merė, dabar nežinau, jūs šnekėsit tikriausiai jau. Aš šnekėsit, tai dar negaliu niekada. Reikia pašnekėti. Tai va, mes jums atiduodam, o jūs kažkur padėsit. Ačiū merė. Prašau. Ačiū labai už gražius žodžius, čia mus pamaloninat. Nu tai prašau, kas dar. Tik atsiprašys, mes iš karto turėsim pabėgti. Gerai, bet... Ja, pabūsim biškį. Nu tai tada išėjus, varykit. Mama kalbėkit. Mamai duosiu žodį mamai. Sveiki visi. Gal ir taip girdit. Iš tikrųjų, žinokit, labai malonu atvykti pas jūs į jūsų pikniką. Sakyčiau, ne pikniką, sambūris, jau čia jau daug jūsų šiandien. Bet prisimenu, prieš 4 metus, kai pirmus žingsnius žengėt, kai buvo daug iššūkių, daug visko buvo. Ir šiandien jūs tokie tvirti, jūs turite gražių draugų, taip šauniai sueina, tiek būnat. Tiesiog einant šiandien į šitą erdvę, taip gera buvo jūs matyti. Tai noriu jums visiems palinkėti. Neblėstančios draugystės. Draugaukim, kol galim. Ir su tuo sambūriu, su pikniku, gerų dienų. Duodu tarybą. Labą dieną, pagrojiečiai mūsų, labą dieną svečiai ir labai gera matyti pasvaliečių šiandien atvykusius. Ir žinot, ne šiaip su aš Daivą pristačiau kaip mamą, nes tikrai yra socrūpybos skyriaus, aš trumpinu vedėją, bet jinai tokia globėjiška ir rūpestėlis yra, kad, tikrai mama yra.
dabar daug mamų turi. Supratau. Bet aš dabar supratau, kad Liubočiai turi naują mamą, Birutę Jūs, kuri augina tą 4 metukų kūdikėlį ir tas kūdikėlis, aš pasižiūrėjau, labai jau gretas jūsų išaugusius yra. Ir dar išaugs. Tai, žinot, nors ir kūdikėlis, aš suprantu, tai šleivom kojytėm ale vaikštantis turėtų būti, bet jau esate stiprus, brandus žmonės ir teisingai meras ir sakė, žinokit, kai atsiremti gali, tai į vyresnį žmogų, kur mes atrodo turėtume labiau jūs apšokinėti, ir gaunasi, kad iš jūsų daug tos gražos gaunam ir dėmesio gaunam, ir svarbiausia pagalbos gauname. Aš gal pasakysiu šiek tiek biurokratiškai, kad labai džiaugiuosi, kad savivaldybė yra programos, kurios remia nevyriausybinės organizacijas, kur gali teikti prašymus, gauti paramos, žinot, nes tai irgi yra labai svarbu, nei visą laiką dėtis iš savų. Tai va, bet šiandien ne apie tai. Mėly bočiai ir savi ir atvykę, gražaus jums pikniko, gražios šventės, daug emocijų. Tiesiog širdis iš širdį, ranka į ranką. Ir iš viso širdies su meilė ir pagarba. Ilona. Labą dieną visiems. Aš norėčiau padėkoti jums visiems, kad jūs randat laiką ir už tai, ką jūs darot. Tai ta bendrystė, kuri parodo iš tiek suvažiuotų atokesnių miestų, tai sveikintinas dalykas. Tai būkit pasveikinti ir gero renginio Pakruojyje. Aš gal labai trumpai, mes šiandien atvažiavę laukiam dar, kol visi susirinksim ir su mero patarėju Linu Katilium taip stovam ir sakom, kaip mes norim būti jau jūsų gretose. Patikėkit. Kaip smagu su jumis. Kiek jūs daug švenčių turit ir kaip. Tai labai ačiū, kad jūs man priimat. Ir mes visad ateisim. Ir man labai smagu, žinokit, aš tiesiog galvoju, kokius čia žodžius jums pasakyti. Aš labai noriu padėkoti jums už nuoširdumą. Už nuoširdumą, už atvirą šypseną, tikrą šypseną, neišspaustą iš reikalo, už apkabinimus, už susitikimus, už jūsų gerą nuotaiką visą laiką. Nesvarbu, kas bebūtų jūsų širdį, jūs visą laiką šypsotės. Ačiū jums už tai ir nepraraskit vilties. Toliau šypsokitės, toliau veikit, toliau dainuokit, toliau burkitės, bendraukit, šokit, džiaukitės kiekvieną dieną. Ačiū jums. Ačiū, Kamilė, tau, vienu žodžiu, sakau, trūk žodžių tau kažką tai. Nežinokit, tikrai žemai lenkiamės, bočių kolektyvas tikrai yra labai dėkingas. Gitana, niekada nemačiau be šypsenos, visada su šypsena. Meta iš šono savo darbus, nes ateina tokia kaip aš. Gitana, būk žmogus, padėk. Kur dėtis jai? Ačiū labai. Pakruojo bočiai tokį karvuliuką biškį iškepė, tai va, prašau, prašau, ar jūs valgysit dabar, ar jūs vešit, čia jau jūsų reikalai. Tai vienu žodžiu, dėkojam valdžiai, prašom prie stalo, o mes pradėsim šiokį tokį koncertuką. Pirmiausia, čia mes bočiai padainuosim. Vienu žodžiu, jeigu patiks, paplokit, nepatiks, nuleiskim gatvę. Ką darysim? Tai vienu žodžiu, koncertą, pikniką, bočiai 4 metukų šventę savo pradeda pirmom dainom. Ačiū visiems. Nėra kaip, reikėtų pakviesti, ko negaliu daryti. Džiaugiamės su mūsų kolektyvu, kad jūs mūsų nepamirštat, ne pirmi metai dalyvaujam, draugaujam ir tikimės, kad ir ateityje dar susitiksime. Tai kadangi rudenėlis, kai jūs mūsų neužmirštumėt, tegu būna šitas rudeniška puokštė ir biškį pasivaišinimas ir bendras stalas. Ačiū. Gerai. Ačiū jums.
mano tarp savo. Vidutė, ačiū Jums labai. Ačiū, kad atvežėt mums šitą jūsų Jeigu kas nuostabų. ir netiko, mums tik pusę metukų. Ne, oi, tika ir pritika. Vienu žodžiu, tikrai labai Jums ačiū. Svalios vingių tik pusę metukų. Svalios vingių. Na, dabar, kur tas mūsų Radviliškis? Kur tas mūsų Radviliškis? Prašau varčiau. Mėly bičiuliai, kaip gyvenime būna, vieni gauna tiek daug, kitiems nieko nelieka. Pakruojiečiai neturi nei tik tai dvarą gražiausiai, prabangiausiai, daugiausiai lankoma Lietuvoje, bet dar ir tokią nuostabę Linksmučių Šylo vietovę. Nu, nors vieną būtų Radviliškiui pametėję. Nieko nedavė, atidavė viskam. Kur tai yra Birutė? Birutė, mes sveikiname Jūs su gražiu paskutinės vasaros savaitgaliu. Mūsų gėlės nenuvyto dar nerudenėjančios, taigi gėlės ir lauktuvės Jums iš Radviliškio. Kadangi atvažiuojant į tokią gražią vietovę, visiškai netyčiom akis užklydo ir pamatėme, žinote ką? Varnalėšos krūmą. Tai ir nutarėme, kad reikia pradėti su Varnalėša dainuoti. Pakol nepadainau, dar, kad neužmirščiau, jeigu mazgai. O, tai tada nieko ir nedarysim, sėdam ir tvarkom. Gerai, varom.
mylėsi mane kaip mylėjai, ar paliksi tuščiam laukyje. Ar mylėsi mane kaip mylėjai, ar paliksi tuščiam laukyje. Debesėliai, gęsta vakaras, gęsta naktis, prie ramunės priglus mobilėlis, lapelius baltus tyliai sveikėjai. Prie ramunės priglus mobilėlis, lapelius baltus tyliai sveikėjai. Važiavom ir atvažiavom. Nu jau dėkui, dar kartą dėkui. Jau mums pas jūsų atvažiuoti Aukštaitėje, tai žinok, čia kažkas tokia vau. Nes mes tai tik tai su Radviliškiu, kiek pabendraudavom, tai mes daugiau po Tausą Žemaitėje malamės ir viskas. Bet dabar jau tikėsimos, kad jau atvažius, ir susėsime, ir vėl pučiusmus, ir vėl apsikabensime, ir vėl viskas bus gerai. Ir dabar jau žinokit, dabar jau mūsų nebeatsikratystė jau. O tai, kad yra, kiek girdėjau, jums 4 mečiukai. Tai mes labai pataikėm. Suspaudėm tokį mankštą, nes pas jūsų dar tik pieninė dantuką yra. Ir tie pats jau pakabinti. Taip va, kad jau mane dar nepradėtų birti, tai čia visai mankštus, visai gera. O jeigu mes dabar dainiusmą graismą, bet žinokit, jeigu jūs taip tik pluokėt, bet jeigu nepatiks, vis tik pluokėt. Nes mes visiems plojom, mes susidirbom tų plojimų. Taip, į dainius visiems padėjom, į mums prašom padėti, nes dainas yra visas žinomas. Viskas gerai. Pirtelinu, tai su ta šventė jūsų. Aš su ta širdėje sakau, gal daugiau. Pala. Amatėju su ta šema. Tai ką dabar daryti? Jau viskas, aš už tą šesimasniubu. Tiek valgytas vandens, valgyt vakar,
sakau, tai gali atvežėt mane tų bandėlių tašėt. Nu tai matau, atvežė minkštesnį biškį. Tos bandikės, kad tik ir nebūtų sudegusias. Gerai sudegė, ką čia? Ačiū, pasikeiskim tada. Nu jėtau, o adainių dalėm. Prašau, dalėm, žemaitišką traukę, kiek nori. Geras, tada sėsim gerą žiūrėjimą. O aš jau einu su tom visu, dabar manęs nebelaukia, aš jau viskas. Gerai, gerą koncertą, gerą žiūrėjimą, jį būtina plokė.
jeigu aš per mišką baltų takeliu, kiek žinau žibučių, jas kartu veidu. Jeigu aš per mišką baltų takeliu, kiek žinau žibučių, jas kartu veidu. Mes šiandien Joniškio bočiai esam švytintis, laimingi ir žavingi, todėl kad mumis pakvietė Pakruojo bočiai ir savo pikniką. Ir labai esam dėkingi ir saulė, ir gamta šiandien jiem dėkoja už viską. Tai važiuodama radau kažką iš Joniškio, bet bijojau, kad nepratrūktų tas maišas, tai apvilkau dar ir, dar papildomai. Vienu žodžiu, tai gal pasikeiskim, gal mama iš biednesnis, bet ko padarys. Kiekis metais gausit geriau. Ačiū Jums už tai, kad vien pakvietėt, vien draugystė, vien šypsena ir mes išvykom iš namų. Ačiū dar kartą. Ačiū tikrai labai, kad jūs nepasididžiavot. Aplamai džiaugiuosi su visais kolektyvais, labai malonu. Pažiūrėkit, kokios šypsenos, kokios merginos. Vyrai, jūs biškį sukruskit, ką ten nugaras atsukę. Pasižiūrėkit, pasigrožėkit.
draugystės. Ačiū, labai jums ačiū. Turbūt draugystė nenutrūksta. Su juo Atrodo, kad niekada. Gerai, ačiū. Nežinau, ar aš rugpjūtis, jis jau turi rudens jausmą, todėl širdyje jau šiek tiek melancholijos. Vorai rezga tinklus, nuo smilgos iki smilgos, kvepia šienas, dalgio nepagailėtos verkia ražienos, lyg atsisveikindamos su vasara, su mūsų vasara. Mes padainuosime dabar 3 dainas, o po to norėtume padainuoti ir duetų 2 dainas. Pirmoji mūsų daina ansamblinė yra ir taip: sukasi, sukasi metai. Antroji pražydo tavo laimė, o trečioji dobilas. Visa žemė paskęsta žieduo.
mes su Birute jums padainuosime 2 dainas. Tėviškės klevai ir buvo laikas, kai mes susitikom. Pasitiksiu tave klevo lapų take, kai sužvarbęs ruduo grieš melodiją valso. Buvo laikas, kai mes susitikom, saulėlydžio bėgom kartu palydėt, tu skynei gėles man ir jas dovanojai ir amžiams visiekei mylėt. Mylėjau tave tik tai vieną, iš proto ėjau dėl tavęs mylima, bet mane atstūmei mylėt nenorėjai, sakei šitas laimės diena. Gyvent nemokėjom kartu, juk meilę išsaugoti reikia, gyvent ir mylėt be klaidų. Beprasmiškai meilės praėjom, gyvent nemokėjom kartu, juk meilę išsaugoti reikia, gyvent ir mylėt be klaidų. Biškai tokia lėtesnė, bet jau nieko, kaip pailsėjimui. Jūs tėvai gražuoliai jūs, kur dėjote savus lapus, užaugau aš su tais klevais ir dainavau čia vakarais. Auksiniai lapai geltoni, gal jūs nukritot per anksti, užklojot jūs mūsų takus ir juos surasti sunku bus. Auksiniai lapai geltoni, gal jūs nukritot per anksti, užklojot jūs mūsų takus ir juos surasti sunku bus. Jaunystės takas prie klevų, kuriuo vaikščiojo metų, dėviu laktelių ant klevų, čia buvo tarpės iki jų. Surinkčiau aš į tuos tapus, jeigu atrasčiau tuos tapus, kuris vaikščiojo vakarais ir čia sėdėjom po klevais. Surinkčiau aš į tuos tapus, jeigu atrasčiau tuos tapus, kuris vaikščiojo vakarais ir čia sėdėjom po klevais. Ačiū šitom gražiom poniom. Dar kartą paplokit. Nepagailėkite aplodismentų. Labai man ne kiekvienas išdrįsta turėtų padainuoti. Tai ką, draugai, mėlieji? Dainas pabaigėm. Dainas pabaigėm. Poterius pabaigėm. Dabar noriu perduoti Mildutei. Mildutė nori pakalbėti. Prašau. O dangau, kaip smagu, čia prie Kruojos krantų. Ir tikrai labai smagu. Ačiū visiems, kad jūs atvažiavot, kad jūs palinksminot, pasibuvot su mum.
Ir už šitą šventę mes labai norim padėkoti savo valdžiai, savo pirmininkai, savo pavaduotojai. Jeigu ne jos, tai mes gal jūsų ir nebūtumėm sulaukę, nors labai visi iš širdies laukiame. Ačiū visiems, kurie atvažiavo. Ir dabar mes jau palikom kaip ir giminės visi. Jau ir Pasvalis, jau ir Joniškis, ir šitą Radviliškis, jau jūs į mūsų dabar Kelmė. Nu Kelmė, jūs super, ačiū, kad jūs atvažiavote. Ir mes dabar, ačiū visiems. Ir mes labai norim padėkoti savo pirmininkai Birutei ir pavaduotojai Zitai. Ačiū, kad jos rūpinasi mumis ir nereikia mums sėdėti prie lango ir žiūrėti, kas ten dedasi. Turim kur išeiti, turim pabūti kartu su jomis. Ačiū. Joniškis kėlė Dūnas, Stalys kėlė. Antrą galą. Prašau visus į ratelį. Pasveikinkim Antaną, pasveikinkim draugai. Antanai į vidurį. Labai malonu, bet mes galvojom, gal paleistų tam Antaną. Dieve. O gal Antanas nori kažką pasakyti? Nieko nežadėjau, tau, nieko nežadėjau, tau, nieko nežadėjau, tau, nieko nesakiau.
Paprasčiausiai traktoristai paliks.
kartu. Būkim kartu.